Didieji Gulbinai – tai išskirtinė ir ypač vaizdinga vieta sostinės pakraštyje. Po daugelio metų vakarinė Gulbino ežero pakrantė buvo iš tiesų atverta visuomeniai. Taigi labai smalsu pamatyti, kaip sprendžiamas su šiuo kvartalu susijusios problemos. Tad naujasis epizodas apie šį unikalų gamtos kampelį. Sveiki bičiuliai, šiandien sveikinuosi iš Gulbinų kvartalo, iš teritorijos, kuri daugelį metų buvo sunkiai prieinama visuomeniai, bet pastaruoju metu įvyko šiokie tokie pokyčiai ir vakarinė Gulbino ežero pakrantė tapo atvira visuomeniai. Visai neseniai čia prieš kelias dienas buvo atidarytas toks kaip pažintinis takas. Tai labai smalsu pasižiūrėti, kokia čia situacija ir koksgi vaizdelis kvartale ir aplink jį. Tai turą po Gulbinus pradėkim nuo pačio Gulbinų kvartalo, kuris anksčiau čia buvo stovyklavietė ir didelė teritorija, o dabar čia yra privatus namai. Ir čia patekti, aišku, negalima ne pašaliniams žmonėms, bet yra toks niuansas, kad dalis už tvoros esančios teritorijos yra valstybinis miškas, o į mišką patekti yra galima. Taigi tuo tikslu čia buvo pastatyti tokie varteliai, pro kuriuos praėjimas yra laisvas. Tai dabar žingsniuojam prie vienų iš tų vartelių ir galėsim užeiti vidų į patį kvartalo kiemą. Pirmą kartą čia teko lankytis vasaros pradžioje, kai visuomenėje dar kartą iškilo šio milžiniško kvartalo, stovinčio ant valstybinės žemės, klausimas. Už kvartalą juosiančios tvoros yra keli nedideli miško ploteliai, kuriuose gali lankytis kas tik panorėjęs. Va, prie didžiųjų Gulbinų stotelės yra dar vieni varteliai ir jie yra atviri visuomeniai. Na ir štai yra valstybinis miškas, kur galima kažkiek pasivaikščioti po jį visai legaliai. Tai šiltuoju sezonu galima čia ir kokį pikniką pasidaryti ir pabūti gamtoj. Dar vieni varteliai, kur gali bet kas patekti, bet kurių paros ar savaitės metu be jokių apribojimų. Aišku, mus čia pasitinka erkių ženklas, bet turbūt tokiu metų laiku gal ir nėra labai didelės rizikos jas pasigauti. Nu ir vat, šitam platelį galima irgi be jokių apribojimų vaikštinėti. Kad žinot, kur nenuklysti ir neįžengti jau į tą privačią valdą, tai yra tokie ženkliukai labai nedideli ir juos ne visada pastebėti yra paprasta. Užrašyta miško riba, tai už tos miško ribos jau kaip ir negalima paprastiems žmonėms žygiuoti. Kvartalo apsaugos darbuotojai matyt nelabai patiko mano vizitas, taigi teko su juo šiek tiek pabendrauti. Tai nefilmuojam namų? Taigi čia valdiška žemė. Tai čia valdiška, no. Tai filmuot po ten tai negali. Čia tai gali. Taigi nieks nefilmuoja, žiūrėkit, ją pačią kamerą. O tai kaip jūs matėt, kur aš buvau valdiškui žemėj? O tai jūs irgi galit valdišką žemę filmuoti? Kaip jūs galit filmuoti, taigi aš... Mes filmuojam savo teritoriją. Tai aš nebuvau jūsų teritoriją. Tai aš mačiau per kelius vartus jūs atėjęs. Tai ne jūsų teritorija. Kieno tavo teritorija? O ko čia tujinatės? Kaip? Tai gal nesitujinkit, ką? Aš nestuju, bet sakau, tai ką jūsų teritorija? Galiu taip pasakyti. Čia miško teritorija. Filmuokit viską, mes ir leidžiam vaikščioti, bet namų negalit. Po trumpo ir konkretaus pokalbio metas apsižvalgyti po ką tik atnaujintą taką link ežero, kuris ribojasi su kvartalo tvora. Anksčiau čia buvę šabakštynai, dabar virto jaukia erdve. Ilgus metus šita teritorija, šitas takas palei tvorą buvo sunkiai labai prieinamas ir tik tai vienas kitas žvejys čia galėdavo nusigauti šiuo takeliu iki ežero pakrantės, bet dabar visai prieš kelias dienas buvo
padarytas kelių šimtų metrų ilgio medinis takas, išvalyti šabakštynai, aplinka atverta lankymui, tai labai smagu, labai džiugu, kad keičia situacija šitam kvartale ir galima be jokių apribojimų prieiti iki pat ežero pakrantės. Va, štai ir gražiuoji Gulbinų vakarinė pakrantė. Tikrai labai smagus vaizdas, tai dabar belieka laukti pavasario, vasaros šiltojo sezoną ir bus galima čia ir pasikepti kokį grilių ir pasimaudyti. Labai jaukiai atrodo visa šita erdvė. Tai pasivaikščiau pro tą pusę, kur yra medinis takelis link sutvarkytos poilsiavietės, kur yra suoliukai, pliažas ir visa kita jauki infrastruktūra. O dabar keliauju toliau, kur jau to medinio takelio nebėra, bet yra toks kaip gamtos takas, tai įdomu pasižiūrėti, ar jis pilnai susijungia ir ar galima palei pat krantą apeiti visą kvartalo teritoriją. Tai keliaujam pirmin. Vėliau tas takas jau susiaurėja ir šiek tiek sunkiau jo tampa keliauti, tai jau su kokiais vežimėliais ar kažkokia įranga jau nebelabai, bet kažko aišku galima praeiti. Tik jau reikia šiek tiek atsargiau žiūrėti, kur dedikuojas, bet nuo pagrindinio kelio iki poilsiavietės tai puikios kokybės ir ten jau tikrai lengvai prieinama yra ta atkarpa. Tai jau visą perimetrą palei ežero krantą ir jau grįžtant atgal į pagrindinį kelią ir iš kitos pusės yra neblogai sutvarkytas priėjimas, visiškai nauji laiptukai, tai tikrai smagu, kad pažadai vykdomi atverti visuomeniai šitą gražią ežero dalį ir kad vaizdas čia gražėja. Tai ką, apėjau visą pakrantės pažintinį taką palei vakarinę Gulbino ežero pakrantę, tai tikrai labai smagu ir kviečiu visus užeiti, užsukti, pasimėgauti gamta ir pabūti šitoj nuostabioje vietoje pačiam Vilniaus pakraštyje. Ir iki kitų susitikimų netrukus pasimatysim kitose epizoduose.